Dingom 2 mėnesiam, tai paaiškinsim, kodėl. Tai čia yra Jaunimas be filtro, aš esu Elinga. Aš esu Emanuelė. Ir, ką galiu pasakyti, mes prisidirbam šiek tiek. Palikom jūs vienus. Palikom jūs be informacijos, nežinioje. Labai tikimės, kad nesupykot ant mūsų, bet we are back. And better than ever. And better than ever. Tai paaiškinsim, kas atsitiko, kodėl dingom ir kas dabar bus. Yes. Tai Emanuelė, kur dingai? Aš keliavau daug vasarą. Buvau Prancūzijoje. Buvau Kaunas, Vilnius, Palanga. Kelyje Vilnius, Kaunas, aš pamačiau. Būtent, jo. Daug labai visokių užsiėmimų, bet tu, man atrodo, daugiau nuveikiai šią vasarą nei aš. Nu gerai, aš galbūt esu tas Jaunimas be filtro veidas, kuris dingo iš ekranų, nes vis tiek Emanuelė, tu kažkiek labiau užkulisėse pas mus. Taip. Tai pas mane, žinokit, gyvenimas amerikietiški kalneliai. Aš egzaminus laikiau, aš irgi keliavau po Europėlę. Galiu pasakyti, kad pasidžiaugti, kad įstojau. Nežinau dabar, kaip mes su Emanuelė bazuosimės, nes būsim dviese skirtingose miestuose. Bet tikimės, kad... Gal tai atvers daugiau durų Jaunimui be filtro? Taip, va būtent. Atsiras daugiau galimybių. Tai jo, bet yra labai smagu pranešti, kad grįžtam... Trenksmu. Su trenksmu grįžtam. Grįžtam su nauju formatu, nes aš per savo kelionės egzaminus supratau, kad kažko Jaunimui be filtro trūksta ir kažką pametėm. Taip. O pametėm tikslą. Atrodo, kad per visą šitą filmavimą viskas prasidėjo labai korporatyvu darytis. Taip. Jau atrodo, susiradom studiją, viską pradėjom daryti ir aš tada... Kviest tos pačius žmonės žymius. Taip, ir tada kažkaip galvoju, kad Jaunimas be filtro yra ne apie tai. Taip. Tai va, tai reikėjo atrasti iš naujo Jaunimas be filtro ašį. Esmė. Taip. O esmė yra, kad mes norim parodyti jums, kokios yra jaunimo galimybės ir kad mes dažnai save labai nuvertinam, nes galvojam, kad esam paprasti žmonės ir nieko negalim pakeisti pasaulio, atrodo. Tiesiog norim suburti jūs kartu, todėl Jaunimas be filtro išsiskaido į 2 dalis, į savo 2 polius. Vieną polių jau ganėtinai žinot, buvo įvykęs Jaunimas be filtro discussion klubas. Kas buvot labai... Kas buvot, aš jums širdingai dėkoju. Man buvo taip gražu matyti tiek daug jaunų žmonių, kurie atėjo į visiškai nežinomą erdvę. Taip. Išbandyti ką nors naujo. Taip, susipažinti su visiškai nepažįstamai žmonėm. Taip. Tai va, o antrasis yra gerai žinomi podcastai. Bet podcastai vyks šiek tiek kitaip. Šiek tiek kitaip. Mes nusprendėm, kad yra per daug podcastų, kurie daro tos pačius studijinius podcastus po 40 minučių ir kad mes norim padaryti Jaunimą be filtro kitaip. Tai stengsimės daryti trumpesnį kontentą. Darysim trumpesnį kontentą, darysim short formsą daugiau ir kontentas, įsivaizduojat, nebevyks mūsų legendiniuose kafeinuose, vyks lauke. Pavyzdžiui, šiandien sveikinamės iš Užupio. Jo, šiandien sveikinamės iš Užupio ir yra įdomu paminėti, kad imsim, kaip ir visada, tuos pačius paprastus jaunus žmonės, kurie irgi turi nuomonę ir kurie irgi turi žiauriai superinių istorijų, ką papasakot. Rugpjūčio mėnesis mums yra pokyčių metas. Rugpjūtis, man atrodo, yra toks kaip metų sekmadienis. Žinai, ką turiu omeny? Jo. Nežinau kaip jums, bet man nauji metai prasideda ne sausio mėnesį, o rugsėjį, pavyzdžiui. Tai mes norim, kad tiek Jaunimas be filtro, tiek jūs atrastumėt per rugpjūtį naują pradžią. Tai skelbiam antrą discussion klubą, kuris vyks rugpjūčio 16 dieną, tam pačiam Kokos Cafe Kaune, kuriame pakviesim jūs atidaryti naują popieriaus lapą ir pažiūrėti į naujus mokslo metus šiek tiek kitaip. Pabandyti išsiaiškinti, ką jūs galit per tuos metus pasimti savo. Tai va, ir tuo pačiu rugpjūtis bus mum pasidalinimų ir kelionių laikotarpis su Jaunimas be filtro, kadangi tikimės kelti ir norime kelti jum daugiau
kas vyksta užkulisiuose ir kaip mes pasiruošėm savo naujam formatui, kadangi naujas formatas startuos rugsėjo mėnesį, kaip ir visi geri nauji mokslo metai. Nes tai yra nauja pradžia tai yra nauja pradžia Jaunimas be filtro. Tai per rugpjūtį norim tiesiog parodyti, kaip mes link to einam, nes kelionė yra kosminė. Tai lauksime jūsų rugpjūčio 16, niekur nuo mūsų nepabėkit, o mes prižadam pasistengti nepabėgti 2 mėnesiam vėl ir suteikti jum geriausią experienciją, kurį galite jaunimo bendruomeniai. Tai čia Jaunimas be filtro. Su jumis buvo ta pati Meloja Elinga ir ta pati žiauriai faina Emanuelė. Ir lauksime jūsų rugpjūčio 16 dieną. Kokaus Cafe Kaune, kad atidarytumėt tą naują baltą popieriaus lapą. Taip. Let's go! Ką darom? Tai kažką kreizį dabar reikia. Telefoną išsitraukia, ne tai gerai, tipo.